Tai labas mano komanda. Buvusi, Labas. esama, būsima, nesvarbu. Labai labai džiaugiuosi, kad jūs visą laiką su manim. Tikrai nesvarbu, kokioj mes bebūtumėm kompanijai, bet jūs mane visada palaikot ir jūsų palaikymas man yra labai svarbus. Ir dabar tikrai nuoširdžiai dėkoju kiekvienai iš jūsų, kad kokia bebūtų kompanija, kad mes ir įsisklaidom kažkuriam tai laiko tarpui, nes kiekvienas žmogus ieško, kas yra jam geriau, bet vis tiek mes einam į vieną tą kumštį ir būnam kartu. O kartu mes galim pasiekti labai daug. Danute, gal tu nori prisistatyti? Tai va, pasakei mano vardą. Labas Tai vakaras. Aš Danutė vos nepasakiau. Aš Danutė. Nu, ką aš tau daugiau galiu pasakyti? Nu, kaip sako, eini ratu aplink pasaulį, eini, o grįžti vis tiek prie to pačio taško. Tai vat smagu sugrįžti pas buvusią stiprią lyderę, Jūratę, ir vėl pradėti nuo nulio. Zero. taip. Nu dabar kuri iš Daivų pirma, drąsesnė. Labas vakaras, mano vardas yra Daiva. Labai džiaugiuosi būdama šios kompanijos dalimi ir vėl sugrįžti pas mūsų mylimą Jūratę, mūsų brangią lyderę. Ačiū. Daiva. Labas vakaras, aš Daiva. Aš labai malonu būti su Jūrate vienoje komandoje, nes teko būti ne vienoje kompanijoje ir dabar vėl pradėsime naują kompaniją kartu ir aš labai esu tuom patenkinta, nes Jūratė daug duoda kaip pyrių užpakalį, kaip sakoma, pasitikėjimo. Nu, pasitikiu Jūratė ir žinau, kad tikrai bus šaunu ir labai puikiai pradėsim viską. Su visa pagalba. Ačiū jums labai. Tikrai ačiū. Ne už tos žodžius, bet kad tikrai jūs pasitikit. Tikrai, aš manau, kad jūs ir pasitikit manim, nes jeigu nepasitikėtumėt, jums būtų kaip ir vienodai, nesakykit. Nu taip. Nu taip. Nu, aš galiu pasakyti, nu tai kaip tu nepasitikėsi, jau mes ne vienus metus pažįstamos. Ratu mini, sakau, ir vis tiek į tą patį tašką grįžti. Bet rimtai, bet tikrai, ne, kaip pasakyti, ir dabar mes tai jau kaip žinom, vieną kitą kaip nuluptą, bet aš sakau, šitą video darysiu taip, kad žmonės susipažintų, įdėsiu į YouTube gražiai, tegul žmonės susipažįsta su kompanija, nes aš parašiau šiandien Zoomą apie kompaniją, kaip pristatyti ir taip toliau. Ir tegul tikrai pasižiūri, kad mūsų komanda, va tos pradininkės šios kompanijos, va tos ketvertukas, kaip čia yra Zolotąja četverka, kaip rusai kartais sako, ne? Ir šie metai yra 2004, irgi ketvirtukas, ir mes keturios iš senesnių laikų, kurios kas bebūtų tarp mūsų, bet mes visą laiką esam kaip kumštis ir einam toliau. O dabar pradėkim tada jau tą vadinamą pristatymą komandos, kad jūs išmoktumėte irgi kaip pristatyti, nebūtinai, kad šitą kompaniją ar kažką tai apskritai kaip pristatyti kompaniją, o šiandien kalbėsim grinai apie tą naują Livi On Plus. Tai va, naujos kompanijos startas, mūsų kelias į sėkmę. Nieko labai daug mes negalim pasakyti, nes mes dar nežinom to darbo toje kompanijoje, bet jeigu mes praėjom ne tokius kelius, tai šitą kelią mes tikrai įveiksim. Mielieji komandos nariai, artėjame prie įspūdingo naujo etapo.
mūsų naujos kompanijos atidarymo. Kiekvienas iš mūsų esame šio svarbaus projekto dalis. Ir šiandien norėčiau aptarti mūsų misiją, viziją bei žingsnius, kaip užtikrinsime sėkmingą startą. Šis naujas verslas tai daugiau nei tik produktai. Tai galimybė kurti tvaresnę ateitį, puoselėti grožį ir padėti kitiems pasiekti savo tikslus. Kompanijos vertybės ir tikslai. Mūsų pagrindinė vertybė tai sąmoningas pasirinkimas. Vis daugiau žmonių ieško atsakingesnių sprendimų kasdieninėms reikmėms. Štai kur mes ateiname. Mūsų ekologiški ir veganiški kosmetikos gaminiai yra puikiai alternatyva tiems, kas siekia tvaresnės, natūralios, gražios rutinos. Mes siūlome ne tik produktus, bet ir galimybę gyventi atsakingai. Šios vertybės mums padės. Atsakomybė. Dirbame su produktais, kurie nekenkia aplinkai ir prisideda prie sveikatingumo. Grožis be kompromisų. Kokybė ir natūralumas tai, kas kuria nepriekaištingą įvaizdį, neprarandant gamtai draugiško požiūrio. Holistinė gerovė. Mūsų sveikos gyvensenos produktai padeda klientams siekti ne tik išorinio, bet ir vidinio balanso. Produktų unikalumas. Visiems svarbu suprasti, kuo mes skiriamės nuo kitų. Mūsų asortimentas tai platus spektras apimantis kosmetiką ir makiažo priemonės, kurios suteikia ne tik grožį, bet ir leidžia klientams rinktis atsakingai. Kvepalus, kurie padeda formuoti unikalų asmeninį stilių be kenksmingų cheminių medžiagų. Sveikos gyvensenos produktus šie gaminiai padeda siekti pilnaverčio gyvenimo. Natūralias žvakes, eterinius ir augalinius aliejus, kurie sukuria harmoniją namuose. Buitinės chemijos priemonės, kurios yra ne tik efektyvios, bet ir saugios tiek žmogui, tiek aplinkai. Grožio salonų produkcija skirta profesionalams, kurie vertina aukštą kokybę ir atsakomybę. O mes mūsų tarpe jau turim būsimą mūsų grožio profesionalę. Tai ne tik produktai, tai gyvenimo būdas. Dirbdami su šiomis priemonėmis mes padedame klientams rinktis tvarumą, rūpintis savo grožiu ir namais be kompromisų. Sėkmės kelias, komandos motyvacija ir galimybės. Vienas iš pagrindinių šiai dienai ir ne tik aspektų. Kiekvienas iš mūsų turi svarbią rolę šiame projekte. Su tokiais išskirtiniais produktais mes ne tik puoselėsime sąmoningą grožio pramonę, bet ir kursime verslą, kuris remiasi solidžią finansinę bazę. Štai keletas dalykų, kurie motyvuoja mus dirbti šiuo keliu. Iki 60% nuolaidos. Tai didžiulė vertė kiekvienam, leidžianti sutaupyti ir reinvestuoti į verslą. Mėnesinės veiklos premijos. Už jūsų pastangas, aktyvią veiklą, papildomos pajamos. Kas gali būti geriau? Unilevel ir diferencinės premijos. Galimybė dirbti iš komandos pardavimų ir augimo. 13 mėnesio atostogų premija. Už papildomas pastangas galėsite mėgautis išmokomis skirtomis poilsiui. Vadovo premija. Lyderystė ir vadovavimas komandai atneša ne tik sėkmę, bet ir finansinės galimybės. Man tai labai tas 13 mėnesio atostogų premija. Aš pamenu sovietų laikus, kai mano tėvelis visą laiką laukdavo to 13 atlyginimo.
Tai buvo atlyginimas už visus metus. Iš jūsų irgi kas nors prisimena tokius dalykus, aš manau. Jo, ir buvo tikrai, ir jinai buvo tokia solidi, nu, aišku, tai sovietų laikais, kokie ten ir tie atlyginimai buvo, bet buvo labai geras, po naujų metų visą laiką būdavo sausio gale, vasario pradžioj, o kaip ir naujus metus visą laiką išsileidė ir čia toksai bats bonusas nukrenta. Tai ir va, ne vienoj kompanijai aš tokį dar nemačiau. Dabar idealus laikas startui. Kompanija dar tik pradeda veiklą, tad kiekvienas jūsų indėlis bus svarbus ir reikšmingas. Pradėkime kurti savo komandas, ugdykime lyderystės įgūdžius ir dalinkimės šią unikalią galimybę su kitais. Tai mūsų galimybė pakeisti gyvenimus tiek savo, tiek kitų. Pasinaudokime šiuo šansu ir įsitraukime į šią naują įdomią kelionę su visu atsidavimu. Artėdami prie starto, atsiminkime, kad mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų komandos pastangų ir pasitikėjimo vienu kitais. Turime unikalią galimybę ne tik vystyti savo verslą, bet ir prisidėti prie teigiamų pokyčių pasaulyje. Kas dabar pasaulyje dedasi, mes visos žinome. Dirbkime kartu, siekime savo tikslų ir pradėkime šią kelionę su pozityvu ir užsidegimu. Startas! Gal turit kokių klausimų? Dabar ne. Gal tik Įsijunkit startuosim mikrofonus, tada. jau galite įsijungti. Dabar ne, bet nu vis tiek. Pavyzdžiui, ten buvo keletą žodžių, gal kažkas tai nesuprato tų žodžių? Ar tikrai visi žodžiai, aš jums tai pasakysiu tos žodžius, kurie jums patiko. Ne, ne tai, kad patiko, bet tokie naujesni. Kaip čia dabar buvo? Lengviau. Pavyzdžiui, reinvestuoti. Ar žinote, kas tas yra? Investuoti mes visos žinom, o reinvestuoti? Ne. Tai va, reinvestuoti tai yra taip. Mes neimam savo pinigų, mes uždirbam, ane? Ir vėl galim iš tų uždirbtų pinigų pirktis produktus, naudoti ten vienus. Taip. Unilevel ir difference. Tai čia yra jau, kada pasieki aukščiau ir aukščiau tos premijos. Jau čia reikia dėl to dirbti, kad būti tas. O Unilevel tai yra kiekvienas etapas vis aukštyn ir aukštyn ir aukštyn. Man atrodo, daugiau tų tokių nesuprantamų žodžių, man atrodo, jau nebėra. Tai klausimų neturit? Viskas gerai, viskas suprantama. Jo, suprantama, klausyk, man atrodo, čia dar ir tie taškai nenusiminusuos, nenusinulins. Aš irgi taip supratau, Nu, aš irgi, kai skaičiau, tai liktai kažką tokio net buvo keista, kad labai čia daug galimybių duoda, labai įdomi kompanija. Jie tiesiog tiek tau duoda, kiek tu net, nesitikė gauti. Taip. Ir tą atostogų premiją, pirmą kartą ir aš girdžiu. Valdiškam darbe jo, kaip sakai, senais laikais tai buvo toks dalykas. Bet kad marketinge? Šiaip italai, jie tokie yra dosnus. Va, ta kompanija Kiko, paskui dar ten yra tų kompanijų. Jie yra dosnus. Ir jų prekės tikrai yra kokybiškos ir nėra brangios. Nėra ten... Ne, pas juos kainos tai nėra, kad būtų kosmosas. Taip nėra, bet apskritai italų tauta, jie yra tokie, dosnus, sakykime, dosnus. Aš galiu pasakyti todėl, kad mano žentas yra italas. Ne Portugalas? Ne.
Jo tėvai gyvena Brazilijoje, o Brazilijoje kalba portugalų kalba. Mm. O jisai pats yra gimęs Italijoje, jisai turi Italijos pilietybę, jisai ten ir mokyklą baigė, viską. Pas jų yra miksas. Tėtis yra jo brazilas, o mama Italė. Jo. Tai va. Tai jisai jau jeigu kas bus blogai, man jau vakar Ieva sako, nu jau kreipkis į Markus, jisai tau išvers ar ką. Ko, nu ne. Ne, nu, nu tikrai išversti, tai, pavyzdžiui, kur grinai italas išvers, o kur tu ten su Google. Nu, kol kas mums dabar nereikia, bet sakau, jeigu reikės, tai taip. Mhm. Sakyk, duosiu zoomą paklausyti, kaip italai burbuliuoja. Nu, viskas yra labai gerai, bet kad jisai to laiko labai mažai turi. Bet aišku, jeigu reikės nieko, tai paimsim už gerklės ir turės versti. Tai ką? Tai gal šią dieną tada tas pristatymas toksai gražus ir baigiam. Aš tikiu mergaitės, kad ir jūs, jeigu kažkas tai turėsit naują komandos narę, galit netgi tą zoomą parodyti, ane? Kaip jūs galvojat, ne? Mhm. Taip. Aš stengiausi pasiruošti iš visų surinktų medžiagų, kad tikrai, vat kaip Danutė visą laiką sako, nu tu pasakoji taip, kad kiekvienam aišku. Be aukštų materijų, man tasai žodis, kai Danutė pasako, be jokių aukštų materijų. Ir aš stengiuosi tikrai, nu ne visi žmonės, sakykime, ne tai, kad kvailiai ar dar, bet nu tikrai ne visi supranta tas aukštas Ne materijas. kiekvienas Tai- žmogus supranta aukštasias materijas. Nu tai sakau, ne kiekvienas žmogus supranta tas aukštasias materijas. Tai gerai tada komanda, dar sykį visas apkabinu, myliu, ačiū, kad tikrai jūs su manim, aš jūsų nepavesiu ir tikiu, kad jūs manęs nepavesit. Tada iki sekančio zoomo, o gal netgi ir startą mes sulauksim, bet aš manau, kad kitą savaitę dar mes pasidarysim zoomą, dar turėsime jau gal ir jau kažkokių tai komandos narių, gal jau juos irgi prijungsim prie šito zoomo ir ne tik. Tai gero vakaro ir iki sekančio zoomo.